Labas draugai, sveiki atvykę į dar vieną kazino žaidimą. Tai šiandien pažaisiu, aš bent jau įsivaizduoju, kad šitą žaidimą man siūlė. Simona pasiūlė pažaisti Pink Poker. Tai vienintelis, ką labai panašaus mačiau, tai Pink Joker. Tai aš įsivaizduoju, kad gal apie šitą žaidimą siūlė. Jeigu ne, nepyk, bet Pink Poker neradau. Tai žodžiu, bandysim valaimę su to žaidimu. Aišku, sukinėsim po kokių... Va, po 2 centų pradžiai, po to pamėtysim visaip, tai pabandysim čia laimę. Tai prieš pradedant noriu priminti, kad turiu Contribui paskyrą, jos nuoroda yra video aprašyme apačioje. Maloniai kviečiu tapti kanalo nariu, nuo pačio žemiausio narystės lygio, ten 2 eurus liktais kainuoja. Jau jūs matysit visus mano įkeltus video iš karto. O jeigu netapsit kanalo nariu, jokios problemos, matysit visus tos video eilės tvarka, kas 2-3 dienas. Tai jokio praradimo. Ir sekantis dalykas, loterijose lošti nerekomenduoju, neapsimoka, dažniausiai einam į minusą. Todėl geriau atsisėskit patogiai, pasiimkit užkandukų, atsigert kažko ir žiūrėkit, kaip aš taškau savo sunkiai uždirbtus pinigus. Kaip sunkiai, pasižiūrėkit mano serijas nuo varguolio iki turtuolio. Pamatysit. Dabar bandom laimę su Pink Joker. Taip, dabar yra, kam įdomu, 8 mėnesio 11 dieną ir 21 valanda. Pradedam su 120 pinigų, tai aišku žemiau 100 neįsim. Gaila, nieks neįvyko. Tai 20 eurų ištaškysim, nieko nedos, tai su Jokeriu atsisveikinti reikės. Truputėlis, gerai, kažkas bent įvyko. Matau, čia žaidimas visiškai tokiu pat principu kaip Energy Coins ar kažkas, nu, iš tų vat Coin Energy, kažkas vat iš tokių. Visai neblogas, bet aš spėju, kad sunkiai turbūt duos laimėti. Bet nepabandęs nesužinosi. Jūs nebandykit, aš pabandysiu. Na, davai, Rūžavas, pavaryk kažką gero. Įmesk man monetų, įmesk man žaibų ir padaryk man gerą lošimo vakarą. Biški paišdėkaujam. 1. Oi, būtų gerai buvę. Sėkmingasis 2. Ir 3. Biškai pamažinom. Grįžtam prie 20 centų, nes čia nieko nenori taip duoti. Nu, jau galvojau, pakybo biški. 2 centų. Labai gerai. 2 centų reiškia, kad nemokamai pasukau vieną syk. 8 centų. Pradedam comebackinti pabiškį. Ai, ne toj vietoj, Jokeriai. Reikės kurią dieną man į kokį apšviestimą biškį painvestuoti. Ką? Į apšvietimą. Painvestuoti biškiuką. Nes aš, kad ir jungsiu šviesą, jinai bus už manęs turbūt tik šešėlį duos. Tai kiek ekranas bus ryškus, tiek mane matysit. Ir dabar laimėjimas. Labai gerai, labai gerai. Pažiūrėsim iki kiek tas labai gerai, kad tas Jokeris dvigubą daro. Gerai, gerai.
Opa! Du žaibai. Gražiai juda kol kas. Visiškai negražiai, visiškai nesąmonė. Čia turėjo būti žiauriai geras laimėjimas. Jau antrą žaibą įmetė. 2x buvo ir padarė va tokį va. Tiesiai į veidą, tiesiai į šnerves padarė tokį. 3 eurai. Eina savo. O, euras. Gerai. Žaibų tik pritrūko čia. Nu, bet gal dar kažką iškakos jisai mum. Na, rūžavas džokerį. Ką tu gero mum turi? 8 centų. Nu, čia nieks nesiskaito, ne? Kaip be žaibo. Atgaila. Kažkurio momentu ten prie džokerio viršui skrynios tas skrynios pinigai užsipildys ir duos laimėjimą. Na čia turbūt labai ilgai pildysis, kol duos tą laimėjimą. Tiesiog random jau tipo per daug pinigų ir pradeda lyti. Galėtų bent jau tokį nulyt, jeigu savo eiga nenorės duoti. Nu, dar 80, gerai. Viskas, ko norėčiau, tai dar bent vieną gauti va tokį va bonusiuką, va čia va, pavyzdžiui, dabar duos. Nebuvo. Nebuvo. Tai va tokį tik, kuris duos laimėti. Pilna. Bent vieną tokį gauti ir aš skaitysiu, kad visai neblogai mes čia sužaidę būsim, nes pinigiukai krenta, biudžetas mažėja. Norėtųsi dar bent vieną tokį išvinioti. Gal pavyks dar, tiek 7 eurai dar liko. Tai visai normaliai tų sukimų, sakyčiau. Na, 3, 2, 1, karatė. Dabar. Ar mums čia jau reikia griebtis kraštutinumų ir imt sėkmingą atskaičiavimą? 1. Sėkmingasis 2. Ir 3. Tai dabar bonusas. Ne, pritrūkom žaibą. $80 centų. Ką, jeigu tas žaidimas taip toliau judės, tai čia labai trumpas video toks mums gausis. Gaila. Galvojau, geriau pavarys rūžavas džokeris. Kažkaip jisai nedraugiškai varo. Na, keli sukimai liko. Ar pavarysi į pabaigą? Ar bus comebackas? Ar nebus? Aja, to tiek visko ir tiek nieko. Dar papildomi 4 sukimai. Gal netyčiom dar kažkas įvyks. 1. Sėkmingasis 2. Dar truputį. 3. Ir dabar laimėjimas.
Tai aš kiekvieną sykį taip sėdžiu, pats sukinėju ir irgi savo tą patį. Vienas ir du, ten, tos vat kartoju. Nu, dar vieną duodam. Nieko. Tai va, pažaidėm su Jokeriu, nelabai mums davė laimėti, bet ką padarysi, bent jau pabraidėm po rūžaus vandenis. Tai va, draugai. Jeigu jums patiko, paspauskit patinka, jeigu jums nepatiko, paspauskit patinka, prenumeruokit kanalą, palikit kokį šustrą komentarą ir svarbiausia, užsukit pas mane Contribui paskyrą ir pamastykit apie kanalo nario tapimą. Bet čia jau YouTube, aišku, nes kanalo nariai mato visus mano keltus video iš karto. O paprastai visi, ta dauguma žmonių, kaip visada, kaip visus tos daug metų, kai aš keliu, kas 3-2 dienas. Tai jeigu netaps kanalų nariu, nieko neprarasit. Matysit video, kaip visada, pastoja kas 2-3 dienas. Tai jau, draugai, ačiū labai, kad žiūrėjot, geros jums dienos, gero vakaro ir gero visko.